pristatysime jums ProSterile naujieną, tai yra podo diskai, kurie yra labai plono metalo, labai lengvi ir nelaužo rankenėlės. Tai yra rankenėlė sukasi tokiu pat greičiu, tarsi būtų angaliukas uždėtas pedikiūrui. Jis labai lengvai įsistato ir labai lengvas yra. Taip pat ProSterile turi įvairiausių lipdukų, kurie yra skirti podo linijai, tai yra pedikiūrai. Ir šiandien atliksime pedikiūrą su naujausiais podo diskais. Kadangi tai nėra labai stipriai suragėjusios pėdos, tai naudosime M diską 180 greitų lipduką ir naudosim kempiniuką, su kuriuo užpoliruosime pėdas. Kad klientų nebūtų didelio diskomforto, naudosiu Atika keratolitiką, tai yra naujasis produktas. Atika atsivežė jį į Pelenę ir mes jį pristatome. Taip pat rasite ir elektroninėje mūsų parduotuvėje. Kas tai yra? Tai yra su būtent šlapalu minkštiklis skirtas suminkštinti prieš podo diskus. Tai pirmiausia, ką mes padarom, tai tiesiog nusipurškiam, šiek tiek palauksime, kol įsigers. Jis greito poveikio, užsistatau M diską, 25 000 apsukų ir iš karto geriasi. Ir per šlapę važiuoju ir susitvarkau. Važiuoju apačią, atsargiai švelniai praeinu pirštuką. Pačioj beveik nieko pas mus nėra. Daugiausia yra ant kulno, šiek tiek tokių smulkių įtrūkimų, tai juos atsargiai švelniai pašalinu. Po truputuką. Toliau šiek tiek nusiplaunu su vandenuku. Ir toliau mes imame Atika skrebą. Užsipilam šiek tiek skrebo ir važiuojame per pėdas. Ir jos pradeda tiesiog eiti visą negyvą odą. Ir nuplaunu. Dabar naudosime aliejų dželigelį. Turime didesnėje pakuotėje specialiai skirtą pedikiūrui. Ištepu per visą koją ir nupoliruoju. Ir pabaigoje losjonas.